Labai laukiau to tikro bepiločio orlaivio kelimo. Pradžioj su simuliatorium buvo sunku, o realybėj nuleidus tikrai geras pojūtis. Iš viso kursas toks turbūt tokio pobūdžio kaip kariuomeniai, kaip užsakovai. Tai pirmas turbūt, taip ir pirmą savaitę paruošėm simuliatoriui. Lengvų žingsnių žengėm į tikrų dronų valdymą ir skraidymą. Ir dabar mes matom situaciją, kad visi tą daro, visi skraido ir nėra kažkas atsilikęs ir kažkas krentantis kažkiek prasčiau. Programą tai aš pats dalyvau tą programą sudarinėjant. Jokių pastabų neturiu, viskas yra gerai, bet dažnai tai būna, kad vienas dalykas kaip planuoja, kitas dalykas kaip gaunasi. Tai dabar žiūriu, kaip atrodo rezultatai, kaip link skraido, tai viskas labai teisinga kryptimi juda. Kadangi niekada neskraidžiau su FPV dronu, aplamai su jokių dronų neskraidžiau niekada, tai labai įdomi patirtis. Pirmas dalykas simuliatorius. Neturiu jūros ligos, bet pirmą kartą atsisėdęs šiek buvo keista. Įvyko toksai suvokimas, kaip reikia valdyti. Pirminis tas suvokimas, kad tu žiūrėsi per akinius, nematysi iš šono savęs, o tas pats sėdi kabinoj. Tai buvo keistas, bet su kiekviena diena vis daugiau. Visų pirma, aš manau, kad absoliučiai neprasišojom, kad pradėjom bendradarbiauti su RSI Europe. Labai profesionalus paketas, profesionalūs instruktoriai. Viskas, kas buvo užklausta, buvo pateikta. Mano pagrindinis kriterijus yra klausytojų arba kurso dalyvių nuotaikos ir pasitenkinimas. Tai aš su jais karts nuo karto pakalbu ir jų tos emocijos pramušinėja, kaip sakyt, dangtį. Tai čia yra svarbiausia. RSI Europe visų pirma vysto dronų sistemas ir visą dronų karybai reikalingą infrastruktūrą. Tai tikrai ne tik pats dronas, bet gaminam ir žemės stoteles, per kurias yra kontroliuojamas, gaminam antenų stotis, kurios yra reikalingos sustiprinti ir pratęsti ryšiui iki drono, gaminam sprogmenų paleidimo įrangą, kuri vėlgi reikalinga drono sistemai ir tobulinam kitus aspektus susijusius su būtent FPV panaudojimo misijom, vystom ir gaminam. Ir dabar, kaip matot, ir treniruojam.